Sveiki, aš esu kandidatas Marius. Kad suprasčiau, ko iš tikrųjų Lietuvai reikia ir kur didžiausios problemos, nusprendžiau išmokti visų įmanomų specialybių. Todėl šiuo metu vykstu į gaisrą, kur dega 4 stogai, namas, katė medyje ir yra nuskendusių žmonių. Sveiki, aš pareigūnas kandidatas 2016. Prašome pateikti savo teisės, automobilio vairavimo stažą ir kitus dokumentus. Matau, esate neišgėręs, gerai nereikia ir išlipkite iš savo transporto automašinos priemonės ir paskui mane, jeigu galite. Šią savaitę vykdome akciją Kompetentingas Seimo narys ir aš dabar esu policininkas ir pademonstruosiu, kaip netikėtai užpuolus banditui, kažkokiam tai apgavikui ar vagišiui apsiginti staigiai ir be skausminančių priemonių. Ateikit, prašom, teroristas ten. Štai netikėtai mūsų užpuola nepažįstamas asmuo, ketinantis pasisavinti jūsų turtą ir sveikatą ir kaip apsiginti. Įsivaizduokite, jisai mums smogė iš dešinės rankos į veido sritį ir mes turim sureaguoti ir apsiginti. Netikėtai apsigiminė, puolame už kojos ir bandome parversti. Gerai. Kitas momentas, kai teroristas mums smogs iš kairės rankos į veido sritį. Mes iš karto reaguojame, griebiame ir šis veiksmas yra nuginklavimo veiksmas. Štai mūsų ir mes jį nuginkluojame. Trečias veiksmas yra, kai užpuolikas smogs iš kojos į veido sritį. Jisai trenkia jau iš blemba. Mes puolame jį ir... Gerai. Šiuo metu esu gydytojas. Kaip tik vyksta širdies transplantacijos operacija ir man patikėta iš donoro kabineto pernešti jo širdį į to pacientų, kuris gaus. Kas dabar bus?